Noriu papasakoti apie Pivašiūnų globos namus, nes negaliu papasakoti, nes Pivašiūnų globos namuose patyriau didelį šoką. Eugenijui sprendimas buvo 24 metų lapkričio 6 dieną į Pivašiūnų globos namus neterminuotai. 11 dieną aš paskambinau į Pivašiūnų globos namus direktoriui Karlonui ir pasakiau, aš turiu sprendimą. Jisai sako, taip pat yra ir pas mane sprendimas. Vietų yra, Eugenijus bus priimtas į Pivašiūnų globos namus. Aš 2 kartus paklausiau, ar tikrai yra vietų ir ar man nesinervuoti. Taip, Pivašiūnų globos namų direktorius pasakė, vietų yra ir tu nesinervuok, aš viską pabaigsiu tvarkyti. Tai dabar supratau, kad Eugenijos į Genytės globos namus buvo išvežta Pivašiūnų globos namų direktoriaus Karlono dėka, nes kadangi Karlonas nesilaikė Lietuvos įstatymų, nesilaikė sprendimo, sprendimas buvo išduotas Alytaus rajono, vietų buvo, tačiau jisai suklastojo, padirbo dokumentus ir Eugenijų be paso, be neįgalumo pažymėjimo, be senatvės pažymėjimo išvežė tiesiog į Genytės globos namus ir laikė 7 mėnesius. Eugenijus negavo 20% pensijos per tuos 7 mėnesius ir buvo laikomas svetimo žmogaus vardu. Tačiau Liepos 1 dieną Eugenijus sugrąžintas į Pivašiūnų globos namus. Tačiau aš sužinojau iš svetimų žmonių po 2 savaičių. Pivašiūnų globos namų direktorius man nepaskambino Liepos 1 dieną, nei socialinė darbuotoja nepaskambino. Kai matot, šis žmogus ir toliau yra neteisingas, nesąžiningas ir nežmoniškas. Ar jam buvo sunku paskambinti Liepos 1 dieną? Aš manau, kad nesunku. Tačiau jis tyčia neskambino. Aš Eugenijų aplankiau globos namuose. Iš kažkur pasirodė slaugytoja ir jinai sako, Eugenijus užregistruotas Vilniaus Antakalnio ligoninėje pas specialistą, kraujagyslių chirurgą. Tačiau mūsų globos namai, Pivašiūnų globos namai, jo negali nuvežti, veža tik tai Alytaus mieste, į Alytaus ligoninę. Tai aš labai susinervinau ir sakau, kaip tai gali būti neįgalaus žmogaus, kaip gali nenuvežti globos namai į Vilnių. Jinai sako, ne, jeigu nori, tai pati nuvežk. Man slaugytoja, bet jinai piktai, elgėsi arogantiškai. Taigi, sakau, aš mašinos neturiu, kaip aš nuvešiu. Sako, pas mus, kurie gyvena, tai jeigu reikia į Vilnių pas gydytojus, tai sako savi. Taip, aš labai susinervinau, aš pradėjau verkti, aš pradėjau drebėti. Man pakilo spaudimas, prakaitas pradėjo mušti.
tačiau jinai labai greitai pasišalino ir jai visą tai jinai primelavo ir dingo. Bet pasirodo, kad visas kolektyvas Karlo primokytas meluoti. Pasirodo virėja. Virėja taip pat irgi sako, globos namai neveža į Vilnių pas specialistus, gydytojus, veža tik Alytui. Aš nesupratau, prie ko čia jinai man turi pasakoti virėja, kur kas veža, kodėl jinai užsima socialinės darbuotojos darbo. Kad jinai būtų man pasakojus, ką Eugenijus valgo, ko nevalgo, taip suprantu, bet prie ko čia virėja man turi aiškyti ir pasakoti, ką turi man papasakoti socialinė darbuotoja. Taip, labai sunervavo jinai irgi ir dar jinai tiesiog iš manęs reikalavo, kad aš atsiųsčiau paso kopiją, nes reikalinga. Nes Eugenijų reikia būtinai perrašyti į Alytų, nes jo neveža niekas iš globos namų į Vilnių. Taip, aš labai susinervinau, parvažiavau verkdama. Taip, nemiegojau kelias naktis. Taip prireikė gydytojų, nes spaudimas virš 200, širdies permušimai, nemiga, stresas, baimė. Taip. Reikėjo pabuvoti pas gydytojus. Taip gydytojai sakė, gydymas tęsis netrumpai. Tai už tai aš jum ir paviešinu, kaip elgėsi kolektyvas. Karlono primeluoti išmokytas, kad meluotų ir slaugytoja, ir virėja, ir socialinė darbuotoja, ir pats meluoja. Taigi, aš parvažiavus, truputį atsigavus po gydytojų, tiesiog paskambinau socialinės apsaugos darbo ministeriją, kuri tai kuruoja globos namus. Ir paklausiau, ar tikrai negali Eugenijaus globos namai nuvežti į Vilnių, jeigu jis yra užregistruotas. Jinai pasakė, kad pavėžėjimo paslaugos yra nemokamos visoje Lietuvoje, ar į Vilnių, ar į Kauną, ar Klaipėdą. Tik tai tas paslaugas turi sutvarkyti ar socialinė darbuotoja, ar šeimos gydytoja, ar šeimos narys. Man atrodo, jeigu atsimenu, tai 1808. Ir tai pavėžėjimo paslaugos atlieka nemokamai iš valstybės biudžeto, socialinio draudimo. Gavau raštą, viskas paaiškinta, taigi aš tada tiesiog galvoju, reikia paskambyti direktoriui, aš jam paskambinu ir paklausiu, tai kelintą dieną užregistruotas Vilniuje Eugenijus pas specialistus, pas kraujagyslių chirurgą dėl kojos. Taigi, direktorius, jisai iš pradžių sakė, kad aš važiuoju, kitą kartą, kai paskambinau, dar nežino, nes nepasakė, ir kai pradėjo mėtytis ir nepasako, kurią dieną, supratau, čia labai žiaurus, didelis melas. Taigi šiam žmogui, kaip ir sakiau, neįgalus žmogus, nusispjaut, jo emocinė, psichologinė būsena nusispjaut, artimųjų žmonių psichologinė būsena nusispjaut, melas tai yra psichologinis smurtas, taigi per telefoną direktorius Pivošiūnų globos namų, galiu sakyti, mane jis psichologiškai melus spardė,
stumdė. Ir aš jaučiuosi labai blogai. Taigi, šis žmogus, kaip matote, jis antrą kartą, kaip sakyti, ant to pačio grėblio lipa. Toliau meluoja, jo darbas melas, gyvenimas melas, pagrindas melas. Taigi ir toliau šis žmogus meluoja. Taigi daug visokių įrodymų yra, kad šis žmogus yra nesąžiningas, nesilaiko Lietuvos įstatymų, nežmoniškas, pagarbos žmonėm neturi, nei saviem, nei įgaliem. Taip, nenorėjo Liepos mėnesį paskambinti, pasikalbėti gražiai. Nebūtų šitų visų reikalų, teismų, visko, o dabar jis nori aiškintis per teismus. Aiškinsimės dabar per teismus.